Nevažiavimo zonos sukūrimas ir jos korekcija. Kaip pridėti nevažiavimo zoną? Einam į savo kiemą, Enter My Yard, spaudžiam Edit Map, pasirenkam pliusą, nes kuriam naują objektą, pasirenkam No Go Zone, nevažiavimo zoną ir galima pasirinkti arba Draw, arba Template. Norėdami nupiešti, pasirenkam Draw, tai reiškia su robotu mes apvažiuosim fiziškai apie kliūtį. Spaudžiam Draw, spaudžiam ant taikinuko, tada mes matysim, kur yra mūsų robotas, privažiuojam prie kliūtės, roboto antenos turi būti vienoj linijoje su nevažiavimo zona. Kada esam vietoj, spaudžiam Start ir dabar labai neskubėdami apvažiuojam tą kliūtį. Sąlyga yra ta, kad vikšrai neturi suktis atgal ir reikia pataikyti į pradžios tašką. Kitaip atsiranda tokie specifiniai lašiukai, kuriuos mes pakoreguosim, aš parodysiu iš karto kaip. Taigi važiuojam neskubėdami. Ir žiūrim, kad mūsų robotas įtaikytų į tą patį pradžios tašką. Matot, burbuliukas raudonas ir taškas turi pataikyti tarp tų dviejų geltonų ausyčių. Taigi dar labiau pasukam ir įvažiuojam, kol atsiras užrašas Next. Atsirado Next, spaudžiam Next ir mūsų nevažiavimo zona yra sukurta. Spaudžiam ant taikinuko, matom, kad mūsų robotas yra ir nevažiavimo zona. Jeigu nevažiavimo zona nėra graži, arba, kaip ir sakiau, nepataikėt į pradžios tašką, sugrįžat atbulom ir pasidarė specifinis lašas, kuris labai dažnai matomas daugelio klientų zonose, kad tas lašiukas netrukdytų robotui dirbti, mes galim tą nevažiavimo zoną pakoreguoti. Kaip tai daroma? Vėl spaudžiam plus, spaudžiam No Go Zone, bet jau pasirenkam ne Draw, o Template ir pasirenkam pagal jūsų reikalavimus, ar stačiakampį rectangle, arba apskritimas circle, arba galima automobilio kažkokios tai etiketės medžio imitacija ir panašiai. Šiuo atveju prašiau bus mums pasirinkti circle, patvirtinam, paspaudžiam 2 kart ant taikinuko ir mūsų tą nevažiavimo zoną grafinę užmeta tiesiai ten, kur mūsų robotas stovi. Jeigu mes paspausim ant tos nevažiavimo zonos, mes ją galim judinti po visą teritoriją. Jeigu mes paspausim šalia, mes galim judinti savo teritoriją, bet ne zoną. Šiuo atveju paspaudžiam ant zonos, užnešam į vietą, su dviem pirštais susimažinam iki reikiamus, tiksliai užnešam į ten, kur reikia ir patvirtinam. Kadangi mes turim dabar 2 zonas toj pačioj vietoj, mes jau galim redaguoti zonas. Tada spaudžiam nebe pliusą, o 3 taškelius, pasirenkam No Go Zone ir tiesiog vieną pasu kitą galim žiūrėti, kur mūsų ta zona yra. Ne šita, ne šita, zona 3. Matos, kad mūsų paskutinė sukurta yra 4, visiškai graži. Mes parenkam zoną 3, 3 taškeliai ir ištrinam Delete. Būtinai atkreipkite dėmesį, ką trinat. Galit netyčia paspausti ne ant zonos, bet ištrinti, pavyzdžiui, visą pjovimo zoną, kas paskui užtruks laiko atkurti iš naujo, jeigu nepadarėt žemėlapį išsaugom. Šiuo atveju pasirenkam, kad trinam No Go zoną, spaudžiam patvirtinimą ir mūsų nevažiavimo zona dingo. Taigi turim labai gražią apvalią nevažiavimo zoną. Kada viskas padaryta, spaudžiam Exit Edit, tada jokių redagavimų mes daryti nebegalim.